Kineziterapija yra gydymas judesių, todėl kineziterapeutai įvertina pacientų sveikatos sutrikimus, jų fizinę būklę ir parenka reabilitacijos priemonės, fizinius pratimus, gydomąją gimnastiką, masažus, treniruoklius, pratimus baseine. Kineziterapeutai gali dirbti ligoninėse, poliklinikose, reabilitacijos vaikų ugdymo įstaigose, sveikatingumo centruose, privačiose klinikose, palaikomojo gydymo ir slaugos institucijose, gali verstis privačią praktiką, dirbti mokslinį, tyriamąjį darbą. Esu Titas. Labiausiai patinka matematika, informatika bei ekonomika. Norėčiau dirbti tarptautinėje finansų korporacijoje. Laisvalaikiu dar žaidžiu stalo tenisą. Mano vardas Ineta. Man įdomiausios istorijos, kalbų, muzikos pamokos. Patinka šokti, dainuoti. Norėčiau darbo, kuriame reiktų bendrauti su žmonėmis. Patiktų žurnalistika, režisūra. Esu Vytautas, domiuosi humanitariniais mokslais. Patinka anglų kalbos, istorijos pamokos. Laisvalaikiu groju bosinę gitarą. Norėčiau studijuoti kalbas arba politologiją. Brigita Rušinienė. Profesija – kineziterapeutė. Darbo stažas 5 metai. Baigė Vilniaus universitetą. Kineziterapija tai yra gydymas judesiu ir tai yra viena pagrindinių reabilitacijos ir sveikatos priežiūros priemonių. Į kineziterapeutas kreipiasi su gydytojo paskirimu, konkrečiai gydytojo reabilitologo. Dažniausiai tai nugaros skausmai ir vaikai bei paaugliai su netaisyklinga laikysena ir skoliozėmis. Gali ateiti po įvairių traumų, sergantis įvairiomis ligomis, tai pavyzdžiui, širdies kraujagyslių, kvėpavimo sistemos ligomis, virškinimo ligomis, patyrę operaciją, galima ir prieš operaciją taikyti. Aš galvojau, kad čia kažkas susijęs su masažais. Tik šiandien ir sužinojau, kad dar mankštintis reikia. Kineziterapeutė, kol aš jas nepamačiau, tai galvodavau, jog tokios kaip ir filmus rodė ten su tokiais plaukuotom rankom. Pamačiau tokią smulkę, tai tokią trapią moterį, tai va. Tai man patiko. Tokia gerietė. O ką ir kiek laiko maždaug reiktų mokytis, kad įgautų šią profesiją? Jeigu kolegijoje, tai 3 metai, jeigu universitete 4 metai. Po to dar galima universitete magistro studijas tęsti. Pradžioje mokomės bazinių dalykų, tai anatomija, žmogaus fiziologija, biochemija, po to yra specialybės dalykai, tai yra ir kineziterapija įvairiais amžiaus tarpsniais, kineziterapija prie įvairių ligų, ortopedijoje, chirurgijoje, begalės dalykų yra. Tu mokaisi, tai yra įdomu, išbandyti ant savęs, nes kai tu pats pajauti, tu žinai, ką tas žmogus jaučia, ką jis turi jausti, kaip jisai turi atlikti judesį, kur koks raumuo įsitempia, kur koks atsipalaiduoja. Tiesiog tai tau padeda įvertinti savo taikomų pratimų efektyvumą. Dažniausiai kineziterapeutai dirba kineziterapijos salėje, bet gali dirbti ir baseine, ir vertikaliose voniose. Priklausomai kokio jisai įstaigoje dirba. Kartais, jeigu, pavyzdžiui, pacientui sunku judėti, o jam yra reikalinga ta kineziterapija, tai gali dirbti ir ligoninės palatoje. Iš tiesų yra plati specialybė ir galima tikrai pasirinkti tai, kas tau įdomu. Greičiau. Jam nesigavo, jisai ten bandė pataisyti, bet aišku, netaisyklingai taisyti ir ta daktarė tada labai susirūpino, kad jisai netaisyklingai rodo. Reikėtų tiksliau žinoti tos pratimus ir kaip pakreipti žmogų. Taip nereikia daryti, kaip ten bus parodyta, bet aš stengiausi, bet to neužtenka. Visai neblogai, nukamavo mus šiek tiek, bet visai į naudą. Manau, kad pagrindinė savybė, svarbiausia asmeninė yra bendravimas su žmonėmis. Turit mokėti bendrauti su žmonėmis. Kitos svarbios tai būtų rūpestingumas, gebėjimas dirbti komandoje, nes tai yra komandinis darbas, taip pat atsakingumas. O būna pacientų, kurie piktybiški būna, kurie nepasiduoda jūsų gydymam? Be abejonės būna, kurie skeptiškai žiūri į visą tai. Tai dar yra jauna specialybė, bet po truputėlį jinai populiarėja. O žmonės vis labiau supranta jos naudą. Judesys yra natūralus, judėjimas yra svarbus kiekvienam iš tiesų ir tai, ką galima padaryti be vaistų, kodėlgi ne. Jeigu pa žmogų bus stipri motyvacija ir stiprus noras, jisai gali pasiekti
rezultatų. Aišku, jeigu leidžia sveikatos būklė. Šitas darbas yra tuo įdomus, kad tu turi nuolat tobulėti, nes mokslas eina į priekį, atsiranda naujų kineziterapijos metodikų, įvairių priemonių ir tu turi nuolat domėtis. Ir dar patinka tuom, kad tai yra specialybė, kuri yra naudinga tau pačiam. Iš tikrųjų, tu turi sveikai gyventi, tu turi tą propaguoti, o tai, manau, yra naudinga kiekvienam. Kineziterapija yra pranašesnė už gydymą vaistais. Gydo ligos priežastį, o ne numalšina ją tiesiog. Turi pats dirbti dėl savo sveikatos, o ne taip, kad tiesiog makti tabletę ir išmakti, aš jau sveikas. Aš galėčiau būti kineziterapeutė, nes mėgstu bendrauti su žmonėm ir judėti. Ir manau, būtų smagu juos ten visaip kraipyti, tos žmonės. Šios profesijos darbo spektras yra labai platus ir galimybių dirbti net ir Lietuvoje būtų labai daug.